Po skaudaus pralaimėjimo Italijai, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės žaidimas sukėlė daug diskusijų, o didžiulio dėmesio sulaukė NBA kylantis žvaigždė Matas Buzelis, lemiamas rungtynių akimirkas praleidęs ant atsarginių žaidėjų suolelio. Tiesa, jau kurį laiką į Jungtines valstijas sugrįžęs krepšininkas apie žaidimą rinktinėje atsiliepė pozityviai, teigdamas, kad jausmas atstovauti tėvų gimtiniai yra geriausias pasaulyje. Dar Liepos pradžioje svarbiausia atrankos į pasaulio čempionatą pergalę vėjais paleidusi Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje apmaudžiai pralaimėjo italams. O viena ryškiausių rinktinės žvaigždžių, NBA rungtyniaujantis Matas Buzelis, visą ketvirtą ir kone visą trečią kėlinį stebėjo sėdėdamas ant atsarginių žaidėjų suolelio. Po nesėkmės socialinėje erdvėje rinktinės debiutantas pasidalino ir 14 nuotraukų su prierašu "Paukštis negali skristi uždarytas narve", taip tarsi savaime ir reziumuodamas suvaržytumo jausmą. Tiesa, mintims kiek susigulėjus, viena didžiausių šalies krepšinio vilčių apie žaidimą nacionalinėje komandoje pasidalino lietuviams puikiai pažįstamų brolių Bolų tinklalaidėje. Jei atvirai, tai yra geriausias dalykas pasaulyje, nes galiu atstovauti vietą, iš kurios kilusi mano šeima. Mano mama žaidė, mano tėtis žaidė. Prisitaikyti reikėjo kiek kitaip, bet visada rasiu, ko galiu išmokti ir kur patobulėti. Per dvejas pasaulio čempionato atrankos rungtynes ant parketo Buzelis vidutiniškai praleido po 18 minučių bei pelnė 9 taškus. Krepšinis ten kitoks, tad turėjau prisitaikyti, bet aš visada randu būdą, kaip tapti geresniu, kaip pasimokyti. Būdamas ten bandžiau priimti sprendimus dar prieš pagaudamas kamuolį. Stengiausi pagreitinti žaidimą, nes ten viskas labai suspausta. Gynyboje visi spaudžia per visą aikštelę. Tai buvo kitokia, bet puikiai patirtis. Jau rytoj turėtų paaiškėti ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerio Rimo Kurtinaičio ateitis.